Pranašystė apie atviro dangaus apsilankymą ir šiurpą keliantį Dievo debesies atvykimą į Izraelį. Taigi, palaiminti žmonės. Ateina 16 minučių iki 11 valandos ryto. Mūsų laikas čia Jeruzalėje. Labai rimtas metas išties gyvenime bažnyčios. Viešpats kalba, atneša mums čia, sako, ilgisi atvykti pas savo žmonės, sako, eik pasakyk mano žmonėms, kad aš sugrįšiu pas juos ir jis parodė man, du pranašai vaikštojant yra pašlovintas, kuomet dangus atsiveria ir lankų lietus iškrenta, specialus lietus į Jeruzalę. Jis reiškia viešpaties palaiminimus ir tuomet po to jūs matote su tuo atvertu dangumi, Hashem pats Elohim, jis ateina visą kelią iš dangaus ir kai jis ateina, pabrėžimas, jis paliečia žemę, jis leidžia ant žemės, jis išties eina aplinkui, kurį laiką, lyg tas, kuris išties ilgėjosi sugrįžti į tą žemę. Ir tarsi išties ilgėjosi sugrįžti pas šitą šalį, iš to žmonės, iš tą kalną ilgėjosi sugrįžti, ir iš tą miestą. Tuomet po to jisai atsistojo labai aukštai, taip kaip jisai padarė Kristumo, jis atėjo ant viršaus palapinės. Milžiniškas. Taigi, tai yra pokalbis, situacija čia. Viešpats ilgisi sugrįžti pas savo žmonės ir atsiunčia savo žmonės įspėti juos, kad jis turi intenciją sugrįžti. Kristus grįžta. Ačiū. Paruoškite kelią. Kristus grįžta.